labas, ar nori užeiti į mūsų namus? Tai va, pirmas dalykas, kurį reikia žinoti apie mūsų namą, tai kad turime savo nuosavą uogų medį, į kurį labai mėgsta aušrinė lipti bei skinti uogą. Tai va, čia yra mūsų namelis, šiuo metu mes gyvename dviese, tačiau po kelių dienų atvyks dar dvi panelės, bet kol jų nėra, visas šitas dalykas priklauso tik mums. Mūsų virtuvė ir šaldytuvas pilnas maisto. Wow! Čia kambarys su didelė kojų vieta kažkam gyvenančiam, bet ne mums. Vonė. Antras aukštas arba loftas. Čia mes nebūnam, bet tikiuosi viena iš tų panelių čia bus. Labai jai pasisekė. Visas vaizdas matosi. Ir pats geriausias dalykas šitame namelį – mūsų kambarys. Tai va, atvykome į General Store, tai yra parduotuvė ir slešas pizzerija, kaip pasirodo, nes čia vieninteliai traukos centrai ir ypač su internetu yra tokios vietos kaip kavinė. Tai šiuo metu ir Aušrinė ir Gytis kalba telefonu, tai aš šiandien nuobodžiauju su savo geru draugu 2,5 galono vandens. Tai supratom šiandien, kad vanduo yra nelabai geriamas mūsų vietoje, o kainuoja čia va šitie 2,5 galono apie $6–7. Tai per finansus biškį kirs, bet nieko. Svarbiausia sveikai ir gerai gyventi, palaikyti gyventi. Šiandien padarėme... Ko tu žiūri, šneko, aš va į kamerą, nepistų man protą. A gal nepis protą? Aš galvoju nufilmuoti savo kiaušinienę su tuo. Tai taip padarė. Viskas lopo. Po treniruotės aš ir Gytis va dabar susikepėm va kiaušinienės. Va kokia nuostabi kiaušinienė. Tai suvalgysim ir tada... Ką tada veiksim? Eisim įsimaudyti. Manau, visose mano video, kuriuos aš per vasarą ir daugiau darysiu, pastebėsite, kad aš labai daug keliu video, kur aš sportuoju, kur mes darome valgyti ir va tokius dalykus. Ir manau, mes tai darome dėl to, kad praeitą vasarą aš ir Aušrinė ėjome į sporto salę ir po jos taip pat važiavome į Ameriką. Ir po Amerikos mes labai... Ne tiek, kad sukūdome, aš pats net nepriaugau svorio, bet labai prastai jaučiausi ir priaugau pilvuką. Todėl šiais metais turėjau su labai gerai sporto salėse dirbau ir nenorėjau viso savo progreso. 9 mėnesių progreso per 3 mėnesius. Tiesiog vėjais numesti, todėl aš ir Aušrinė prisižadėjom savo, kad sportuosim ir darysim viską, kas mūsų galioj, kad padarytume, kad
Na, chebra. Va, Gytis Sveiki. valgo. Ir Gytis beveik niekada nesportavęs, todėl jis prieš vasarą mums pasakė, kad taip pat norės su mumis sportuoti. Ir taip pat ne tiek, kad dėl savęs, dėl savo formos rūpinos, bet tiek, kad būsiu atsakingas ir už Gyčio visą progresą. Tai tikiuosi bent kokį 1-2 kilogramus raumenų priaugs šią vasarą. Jei ne, tai teks prisimti visą atsakomybę savo ant pečių. Būtent. Something about this makes me feel so good.